Sveiki, mėly draugai. Nu ką, dabar kol kas aš dar čia viską tvarkau. Jeigu mane matot ir girdit, rašykite. Labas, labas, kas jau prisijungėte. Parašykite kaip garsas. Aha, matau, kad jungiatės. Šiandien aš su mikrofonu, tai turėtų būti geras garsas. Tai jeigu kažkas ne taip, tai rašykite iškart. Tai sveiki, aš šiandien kitoje lokacijoje, nes noriu jums parodyti tą namelį, apie kurį aš jums pasakojau anksčiau vakar storyse. Ir dar noriu jums parodyti, kaip padaryti gėlytę. Tai šiandien bus toksai ir šiek tiek pasakosiu, ir rodysiu. Jau čia aš pasiruošiau ir taip, tai aš karts nuo karto vis žiūrėsiu jūsų komentarus. Tai jeigu turit kažkokių klausimų, rašykit. Taip. Aš vis sustosiu, kad paskaityti komentarus. Aha. Ačiū už gėlytes, matau, kad žiūrit. Sveiki, sveiki. Taip. Gerai. Tai šiandien iš karto noriu parodyti, aš vakar buvau išėjusi į stories ir dar žinot ką, parašykit būtinai dėl garso, ar gerai mane girdit, nes aš šiandien su mikrofonu ir kartais būna, kad šiek tiek strikuoja ir gali būti nelabai geras garsas. Taip, tai aš manau, kad jeigu negirdėsit, tai jau parašykit. Ir šiaip, ar gerai matosi? Taip, gerai. Tai sėdžiu aš čia prie laiptų, aš va taip dar parodysiu šiek tiek, o čia yra pas mane laiptai į antrą aukštą ir štai šičia yra namelis. Tas namelis yra iš kartono padarytas ir iš tikrųjų, nežiūrint į tai, labai stabilus, gerai laiko formą ir ten yra mano, kaip sakant, sūnaus tokia bazė. Iš pradžių dukra ten mano gyveno, šiek tiek kitaip atrodė namelis, paskui mes tą namelį panaikinom ir dabar padarėm sūnui ir šitas namelis visą laiką transformuojasi pas mumis. Tai per Kalėdas jis buvo toksai kaip imbierinis namelis, dariau tokius ornamentus, buvo tokios oranžinės spalvos ir dariau ornamentus kaip imbierinių sausainių, paskui čia lygtais toksai kaip London jo. Jeigu norėsiu, galėsiu paskui ir taip arčiau parodyti, čia pas mumis sofa yra, tai gal šiek tiek blogai matosi. Taip, aš vis sustosiu pažiūrėti, kad jeigu aš praleisiu jūsų kažkokį klausimą, tai rašykit dar, kad aš matyčiau, nes vis tiek yra jūsų nemažai ir labai iš tikrųjų maišosi komentarai, kur jūs kažką norit pasakyti ir tiesiog, kai jūs jungiatės, man ateina žinutė, kad jūs prisijungėte, tai atrodo, kad labai daug kas kažką rašo, bet čia iš tikrųjų tiesiog prisijungėte. Nežinau, kaip išjungti tą funkciją, tai ačiū, kad jūs savo širdutės siunčiat, man tai yra labai svarbu. Ir jeigu kažkas, koks klausimas atsiranda, tai irgi rašykit. Gerai, tai štai šitaip, iš tikrųjų yra mano puslapį ir kaip aš dariau tą žibintą, čia žibintas atskirai buvo. Paskui kaip sieną dariau irgi galite įeiti į mano puslapį ir tiesiog prasukti šiek tiek ir pasižiūrėti, kaip iš viskas buvo daryta. Bet jau dabar žiūriu, kad atėjo toks metas, pavasaris, norisi tokios kažkokios kitos nuotaikos, norisi gėlių, norisi kitų spalvų. Tai vakar nusipirkau 2 spalvų dažus. Tai šitas sienas aš dažysiu mėlynai, nu tokia
bus tarp žydros ir mėlynos spalvos, tokia murzina, žydra spalva. Labai graži. Aš tikiu, kad bus labai gražu. Pažiūrėsim, paskui padažysiu, šiek tiek pažiūrėsiu, ar gražiai atrodys. Ir galvoju dabar dėl to žalios spalvos. Jinai šiaip man labai patinka ir tinka, kadangi šitoj pusėje mes turime tokios žalios spalvos sieną ir man labai čia gražiai tos spalvos žiūrisi. Iš pradžių nudažysiu grinai foną žydrai ir pažiūrėsiu, gal paliksiu žalios spalvos. Jeigu nepatiks, tai nusipirkau dar dažų tokios irgi murzinos, bordo spalvos. Tai bandysiu. Ir prie tos pačios kompozicijos aš noriu padaryti gėlių, popierinių tokių gėlių ir mes per kovo 8 su dukra darysime fotosesiją. Tai va šiandien kaip tik aš nusprendžiau, kad tiesiog jum, kaip sakant, nerodyti tik namelį ir pasakoti apie tą namelį. Aš dar nusprendžiau jum parodyti, kaip aš darysiu gėles. Tai tik dar nenusprendžiau, aš darysiu arba rožes, arba aš darysiu tulpes. Tai šiandien rodysiu, kaip padaryti rožę, o paskui jau nuspręsiu gal ir tulpes. Tada jau sekite mane ir bus vis tiek kažkokių reelsų, kur aš rodysiu visas gėles. Ir vakar nusipirkau tokį popierių. Ir taip. Pražiūrėkim, gal kažkas man dar kažką parašė, kažkokių klausimėlių gal turite, galiu parodyti dar, papasakoti kažką. Taip, man vis išlenda čia kažkoks. Gerai. Taip, ir, taip, kas čia, mikrofonas pabėgo kažkur. Šiandien su laidu, tai biškučiu čia traukia. Gerai. Tai štai toks popierius, jo, ir iš jo darysime. Šiaip jis toksai iš kietesnių ir toks labai stambus raštas. Dar paėmiau žalios spalvos, bet toks popierius jau kaip tišių, žinoma, toks labai labai plonas, tokias kaip servetėlė. Nežinau, ar naudosiu ar ne, bet labai man patiko spalva. Jinai iš tikrųjų kameroje atrodo labai ryški, bet jinai tokia labiau, tokia švelnesnė. O šita tai irgi labai atrodo kaip tokia šviesesnė, bet jinai tokia persiko spalvos. Aš norėjau rožinės, bet rožinės nebuvo, tai bandysim kažką pakurti. Ir paskui paimsim kažkokį pagrindą. Aš turiu tiesiog kamoliuką, bet jūs galite iš folijos, tarkim, irgi padaryti ar kamoliuką, arba tokį kaip lašo formos. Ir čia bus mūsų pagrindas. Pagrindą galima ir nenaudoti, bet aš nusprendžiau, kad aš vis tiek noriu šiandien daryti su pagrindu. Ir būtinai reikia karštų klijų. Ir ką aš čia dar jum? Aš dar paruošiau tokius kaip kreidelius, pastelė jo. Štai šitaip jie atrodo. Ir aš pagalvojau, gal aš šiek tiek tokį kaip šešėlį padarysiu ant gėlyčių, bet jau tai bus ant pačio galo. Tai dabar aš gal šiek tiek taip. Visų pirma, aš įjungsiu dabar klijus, karštus klijus, tegul jie čia šyla. O jūs kol kas, jeigu turit kažkokių klausimų. Taip. Gerai. Tai jeigu jums irgi patinka tokie visokie rankdarbiai, visokie tokie dalykėliai, tai būtinai junkitės ir žiūrėkite mano profilį, ten labai labai daug visko. Mes iš tikrųjų, mūsų visa šeima, mums labai patinka švęsti šventes, visą laiką kiekvienais kartais vis kitokią tematiką. Tai vat naujuosius mes šventėm buvo Stranger Things, kadangi ir tas serialas kaip tik tada labai populiarus buvo. Ir paskui mes darėm su dukra Galentine's Day, tai vat, irgi gali pažiūrėti mano profilėje. O dabar aš tiesiog, man patinka, čia yra mano meditacija, man labai gražu kažką daryti savo šeimai ir tiesiog savo. Tai vat, nusprendžiau, kad per kovo 8 irgi noriu tokios fotosesijos, tai dėl to
mes visą tą namelį dabar norim pakeisti ir padaryti gėles. Taip, tai dabar aš šiek tiek tą kamerą nuleisiu. Taip, gal taip nelabai gražiai. Taip, čia iš tikrųjų dar yra mano žibintai, kur aš dariau per naujuosius, kino naujuosius. Taip, aš noriu taip biškutį jūs čia padėti, kad jūs matytumėt, kaip aš darau gėlytę. Biškutį nuleisiu, bet mikrofonas čia šiek tiek neleidžia man žemiau nuleisti. Gerai, vis tiek čia rodysiu. Tai paimu tokį popierių ir dabar man reikia padaryti lapelius. Tai maždaug gal 20 cm tokio storio lenkiu tą popierių. Galima sulenkti, kad vis tiek išgauti kažkur apie taip 1, 2, 6 lapelius. Tai 3 kartus. Susukam. Taip. 1. Tai kas ką tik prisijungia, tai mes dabar darome gėlytę iš popieriaus. Ir paėmiau aš tokią kraft popierių ir lenkiu. Tai aš sulenksiu ir parodysiu, ką aš padariau. Bus čia žiedlapiai. Jau karšti klijai irgi stovi čia pat ilsisi. Tai va štai šitaip susukau. 1, 2. Galime netgi taip per pusę ir dar per pusę sulenkti. Labai. Šiaip labai patiko tas popierius toks iš kietesnių tokių. Būtų labai faina apversti kamerą, bet kaip supratau, nėra čia tokios funkcijos. Tai aš sulenkiu iš pradžių šitaip, o paskui dar štai šitaip lenkiu. Ir dabar padarysiu žiedlapių formą. Tiesiog tokį kaip lašą iškirpsiu. Taip. Šitaip. Ir tiesiog iš akies. Stengiamės kuo daugiau popierius išnaudoti, jau labai čia nenukirpti visko. Tik galima pasakyti, galiukai lieka. Čia šiek tiek suopalinam. Ir čia iš tikrųjų tiesiog galima prapjauti ir viskas tą popierių. Taip, čia viskas. Ir gaunasi štai šitokie žiedlapiai. Čia bus didesni. Dabar mums reikia ir mažesnių. Iš tikrųjų pas mus gavosi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 žiedlapiai. Ir vienas toks sulipė, tai aš jį tuo irgi prapjausiu. Tai mums galima pasakyti, galim paimti 6 ir dar 2 tokie papildomi bus. Ir dabar reikia skirtingų dydžių. Jeigu yra čia pats didžiausias, dar mažesnį padaryti ir dar vieną mažesnį. Tai 3 dydžių tegul būna. Aš dabar iš tikrųjų darau ne pagal kažkokias instrukcijas, o tiesiog iš akies. Taip. Ir nieko nesimato, ką aš čia darau, bet vėl, jau tiesiog siauresnę liniją paėmiau ir dabar irgi per pusę sulenkiam. Štai šitaip ir vėl padarysim žiedlapius. Vėlgi suapvalinam čia kampukus ir kad tokie kaip žiedlapiukai. Iš tikrųjų nereikia kažkokios idealios formos, mes vis tiek paskui dar viską formuosime ir bus vis tiek gražu, bet kuriuo atveju, kad ir jeigu kaip jūs kreivai padarysit žiedlapius, vis tiek viskas
išeina puikiai. Taip. Ir aš iš karto, žinokit, prapjausiu šonus. Va šitaip. Ir tiesiog tą viršų labiau. Aš dabar taip palaikysiu, kadangi jau labai toksai platus žiedlapis. Ir suapvalinam tik viršūnėlės. Iš tikrųjų galima čia ir dar pabanguoti šiek tiek. Arba bangą padaryti ir tokį kaip įkirpimą. Tada labai gražus žiedlapis gaunasi, tai galima tada ir bijūną daryti. Tai vat pas mumis dabar taip, tokie didesni žiedlapiai, šiek tiek mažesni ir dar reikia dar mažesnių. Arba iš tikrųjų, jeigu čia lieka porą žiedlapių, čia gali likti porą žiedlapių ir jau iš tų padarysim ir mažesnius. Galim iš karto nekarpyti, bet aš geriau pasiruošiu, tegul būna, vis tiek mes paskui sunaudosim kažkur. Ir dabar gal taip geriau matysis. Tiesiog sulenkiam kelis kartus, galima 1, 2. Daug jau čia žiedlapių mums nereikia. Tai tą popierių pirkau Pinokėje. Šitą, žinokit, netgi žinau, kaip į 3 kartus. Tai jie ten turi visokių atspalvių, man toksai persikinis patiko. Gal per kamerą nelabai matosi, kad čia persikos spalvos. Ir kaip ir sakiau anksčiau, jį galima ir patonuoti. Turiu tokią pastelę, parodysiu paskui. Taip. Ir irgi viską. Galima iš karto iš tikrųjų suapalinti, bet aš, kad mažiau sunaudoti popieriaus, tiesiog tokie stačiakampiai ir paskui kraščiukus suapalinam. Šiek tiek. Ja, jeigu kažkur čia nelabai gražiai, nelabai lygiai, tai pataisom. Arba tiesiog jau darbo metu galima. Taip, ir būtų gerai kažkokį maišelį turėti, kad nesimėtytų tie visi kraštai. Taip, gerai. Tai toks dydis, toks ir dar didesnis. Gerai, tai pradėsim mes nuo centro, arba galima iš tikrųjų paimti pagrindą, jeigu norit, galima, aš plauku šiek tiek, kad nemaišytų, galima, tarkim, paimti iš kartoniuko kažkokią apvalų tokį apskritimą padaryti ir ant jo jau viską klijuoti. Arba galima paimti tokį pagrindą ir aš šiandien, kad man tiesiog būtų paprasčiau laikyti, paėmiau pagaliukus. Jo. Ir aš tiesiog priklijuosiu tą bumbuliuką prie to pagaliuko, kad tiesiog aš iš pradžių įsmeigsiu, bet paskui čia paimsiu šiek tiek klijų. Aišku, kai tas putplastis biški tie klijai suvalgo, jo labai reikia greitai. Taip. Ir palaukiam šiek tiek, kad sustingtų. Per tą laiką mes galim mūsų žiedlapius paimti ir paformuoti. Visų pirma, jeigu jums nepatinka spalva, iš tikrųjų netgi galima imti baltos spalvos ir dažyti, galima su akvareliniais dažais dažyti, kraščiukus, tarkim, jo. Arba jeigu jūs norit, galima, kaip ir rodžiau, tokia aš turiu pastelę. Čia yra tokie kreideliai, jo, visokiausių spalvų. Ir galima paimti, aš, tarkim, visai norėčiau gal kokios rožinės labiau spalvos, kad būtų prie tos persikinės. Ir dabar kažką reikėtų, taip, gal aš taip į dėžutę įdėsiu ir bandysiu, kaip čia jums parodyti. Nes tas mikrofonas čia yra prijungtas. Nelabai čia galiu pasukti šitaip. Aš trumpam atjungsiu mikrofoną, jeigu nieko negirdėsite, tai jau sakykit. Taip. Ir dabar, tokiu būdu, matosi? Tiesiog šiek tiek
praeinam kraščiukus. Galima stipriau. Nes, tarkim, man jau matosi ta spalva, o per kamerą nesimato. Jo. Štai šitaip. Tai ir šitaip galima patonuoti kiekvieną lapelį. Galima čia žalsvos spalvos pridėti, irgi labai gražiai atrodys. Aš jums tiesiog šiandien norėjau parodyti, o jau jūs nuspręskite. Ir paskui galima tą lapelį šiek tiek patampyti. Čia jeigu jūs norit, kad būtų gėlytė tokia garbanuota, labai iš tikrųjų, gražiai atrodo. Ypač tie lapeliai, kurie bus jau tokie įsiskleidę, tai galima taip kraščiukus daryti. Galima, tarkim, kraščiukus imti, taip čia irgi dvigubas lapas gavosi mano, prakirpsiu. Jeigu taip be mikrofono aš būsiu, ar gerai girdisi, arba grąžinti man mikrofoną, parašykite kas nors. Taip, niekas nieko nerašo, tai žodžiu būsiu be mikrofono. Arba garsiau be mikrofono, arba... Garsiau, jo? Gerai. Tada galiu šiek tiek garsiau šnekėti. Taip, opa. Taip, šitai. Ir dabar tiesiog galima netgi paimti kažkokią, aš turėjau teptuką po ranką, arba bet kokį pagaliuką. Ir taip susukat. Ir gaunasi toks žiedlapis. Irgi šiek tiek patampyti. Taip. Ir čia šitoje vietoje mes lygtais šiek tiek taip patampom. Ar žiūrėkit, koks gražus žiedlasis. Grinai rožės žiedlapis gaunasi. Tai man, tarkim, toks būdas labiau patinka, jeigu rožę darau. Jeigu darau kokią bijūną, arba tokia rožė, kur tokiais garbanuotais kraštais. Tada patempiam tiesiog kraščiukus ir irgi galima čia paformuoti centrą ir gaunasi toks žiedlapis. Gerai, tai dabar, kad mums pradėti, arba žino kaip, kadangi jau vis tiek aš prie stalo nieko nedarysiu, tai aš vėl pakelsiu į viršų ir tiesiog bandysiu jau rodyti aukščiau ir grąžinsiu mikrofoną, kad jūs mane gerai girdėtumėt. Taip. Dabar ar gerai girdisi? Taip. Reikia šiek tiek aukščiau kelti. Taip, gerai. Tai dabar tokius žiedlapius, jie iš tikrųjų ir taip labai dideli yra. Gali dar sumažinti arba pagrindą didesnį. Kuo didesnis yra žiedlapis, tuo didesnė jūsų rožė paskui bus. Bet aš tiesiog paimsiu šiek tiek karštų klijų prie pagrindo, to aš pakelsiu viską, parodysiu. Nes vis tiek putplastis dega iš karto nuo karštų klijų. Ir galima formuoti taip žiedlapį, arba galima, kadangi čia yra pirmas tiksai sluoksnis, galima tiesiog paimti lapą, kurį mes su jumis padarėm iš pradžių. Ir tokiu būdu čia priklijuojam, o čia mes tą pagrindą turim uždaryti. Tai štai šitaip darom, jo. Ir čia irgi su karštais klijais. Arba iš tikrųjų galima naudoti ne karštus klijus, galima kokį lypalą naudoti. Taip, irgi klijuojasi puikiai, bet prie putplasčio blogai klijuojasi tarp savęs tie žiedlapiai. Ir dabar aš tuoj čia, kad šiek tiek tie klijai prikiptų ir parodysiu jums, ką aš čia darau. Taip, atsargiai. Pirštus saugokit, nes, tikrai karšti klijai yra karšti klijai. Paskui būna traumų. Taip, galima stipriau uždaryti, galima mažiau uždaryti. O šitas likutis, kuris lieka, galit jį arba nukirpti, arba tiesiog paimti, o čia priklijuoti. Aš šiek tiek nuimsiu, kad man jau čia netrukdytų. Ja. Ir iš tikrųjų jį galima kol kas taip palikti, jau čia nesimatys niekur. Ir tuo pačiu, jeigu norit gražų tą sujungimą padaryti, galit, prikibau, galit paimti šiek tiek ir tą atlenkti irgi
kraštą. Arba tiesiog, pačią pradžią galite nieko nedaryti. Tiesiog uždaryti ir viskas. Kadangi mums reikia dar vieno žiedlapio, aš paimsiu iš karto. Aš tą vieną tokią, aš turiu dvigubą, aš jį perpjausiu per pusę ir šiek tiek sumažinsiu iš karto, kadangi jau matau, kad šitie žiedlapiai yra dideli. Tai va tokio dydžio gaunasi. Ir irgi galite tą patempti šiek tiek centriuką. Čia tą. Ja. Ir irgi iš karto karštus klijus. Nedaug. Porą taškelių. Ir dabar dedam priešingą pusę. Tai va čia gaunasi mūsų rožytės, šiandien rožė, jo rodau. Rožytės centras. Tai va, tarkim, galima šitus žiedlapius irgi, tą žiedlapį šiek tiek sulenkti, arba galima iki galo priklijuoti, jau čia priklauso nuo jūsų, kaip jūs norite. Aš noriu dar priklijuoti, kadangi noriu, kad mano centras būtų labiau uždarytas toksai. Taip. Ir turiu dar vieną žiedlapį. Tai irgi tiesiog paimsiu ir dar vieną ant viršaus taip uždėsiu. Ir iš tikrųjų, ką aš darau kiekvieną kartą, vis žiūriu, kad tas centras liktų, kaip sakant, toksai šiek tiek, kad neišlystų va šitaip, kad tas žiedlapis, kurį aš klijuoju dabar, nebūtų žemyn toksai nuslinkęs, o kad netgi galima būtų jį labiau pakelti, kad tas centriukas toksai lygtai sukristų į vidų. Supratote, apie ką aš šneku? Jeigu kažką nesuprantat arba kažkokių klausimų turi, tai klauskit. Tai šiek tiek labiau pakeliam tą žiedlapį į viršų, kurį dabar klijuojam. Ir gaunasi štai toks gražus centras. Ta pagaliuką irgi, paskui mes galėsime jau keisti, nebūtinai tas pagaliukas turi likti. Mes paskui galim didžiulę gėlę padaryti ir paskui vamzdį paimti ir ant to vamzdžio uždėti ir tokia iš vis didžiulę gėlę padaryti. Taip, čia yra tik centras. Tik maža dalis. Ir čia nieko neformuosiu, paliksiu taip, kaip yra. Ir dabar žiūriu, kiek dar tų yra mano žiedlapiukų. Ir paformuosiu jau tokiu būdu. Taip. Čia aš tiesiog prapjausiu, kadangi kažkaip blogai aš šonus. Ir dar kartelį rodau, kas ką tik prisijungia, ką mes darom su žiedlapiais. Vieną šoną taip su teptuku užlenkiam arba su kažkokiu pagaliuku. Du kraštai ir centriuką patampam. Ir gaunasi štai toksai žiedlapis. Galima, kai jūs klijuojat, šiek tiek netgi va čia, šitoj vietoj suspausti ir gaunasi štai tokia forma. Netgi galima su karštais klijais iš karto priklijuoti šitoj vietoj. Jeigu jums atrodo tai labai sudėtingai, galit nieko nedaryti. Galite tiesiog šiek tiek patampyti šitą vietą, klijuoti, o jau formuoti vietoje, nes kartais būna, kad jau ir nereikia to viso formavimo. Gerai, tai dabar irgi pagrindą, šiek tiek prie... Aš iš karto viską aplinkui apeinu ir dabar klijuosiu 3 lapus, 3 žiedlapius. Vieną, tą tokį paformuotą. Ir galit netgi, žinokit, taip daryti. Jeigu jūs laikot tokiu būdu iš dešinės pusės, iš mano kairės, jūs čia prispaudžiat, o tą paliekat vieną šonelį. Dabar ratais eisime. Aš vis. Taip, vieną žiedlapį priklijavom. Dabar ant šito žiedlapio, matot, vėl klijus uždėjau. Dedu ant viršaus žiedlapį ir susuku. Palieku tą šonelį, kol kas nieko nedarau su juo. Šiek tiek jis čia vis tiek, kadangi ten buvo klijai, prikimba. Ir paskutinį žiedlapį vėlgi
Patempiam, susuku kraštus, susuku kraštus. Taip, niekas ten nieko neklausia. Viskas aišku, jokių klausimų nėra. Nu, tai labai gerai aš aiškinu. Taip. Šiaip parašykit nors labas man. Širdutę nusiųskit. Kažkokias reakcijas. Ar iš vis matot mane? Taip. Ir patempiam. Ir dabar paskutinį žiedlapį, čia bus 3 žiedlapiai, tik tai didesni. Pirmą žiedlapį, kurį priklijavom, ne iki galo, palikom tokį vieną. Tai dabar va taip dėsime. Čia šitas eis ant viršaus, o šitą pakišime ir uždarysime. Ir va toks grožis gausis. Nu, gražu. Taip. Aš jau dabar klijuoju, nieko nepasakoju, jums viskas aišku. Darbas tikrai nėra sudėtingas. Labai fainas, labai greitas ir iš tikrųjų atrodo įspūdingai, tai prie bet kurios šventės galima paskui panaudoti. Vat jau greitai bus išleistuvės ir darželiai, ir mokykloje. Tai jo, jeigu nori dar kažką paformuoti, jau čia vietoje gali dar atlenkti, tarkim, va čia dar žiedlapius taip žemyn nuleisti. Matot? Vienas žiedlapis, kitas. Kaip pasakiau apie išleistuvės, darželėje, mokykloje, tai pabijogot iš karto, bijot išleistuvę, jo. Taip. Žiūrėkit, koks rožės. Iš tikrųjų, jau ir tokią rožę. Jau. Jeigu norėtumėt užbaigti jau čia, tai va tiesiog šitoje vietoje va taip suspaudžiam ir suklijuojam su karštais klijais. Taip, toliau tęsiam rožę. Būtų iš tikrųjų tas pats principas. Jau dabar, jeigu čia buvo 3 žiedlapiai, padarykit 4 žiedlapius. Tai padarau iš pradžių, aš iš tikrųjų iš tų mažesnių turiu tik 2. 3. Vienas padažytas. Gerai, priklijuosiu 3. Kiekvieną kartą vis žiedlapį aukštyn kelkit. Taip. Patempiam. Vienas žiedlapis. Čia irgi šiek tiek va toks judesys su tokiu pasipriešinimu, jo, šiek tiek, kad laikytųsi gerai. Taip, kiek mes čia su jumis, jau pusvalandį su jumis bendraujam. Aš pasakiau pusvalandį, tik tai mes čia transliaciją vesam, tai galiu šiek tiek paskubėti jau. Tai žodžiu, jeigu norit jau, aš žadėjau pusvalandį, jau čia daugiau gaunasi. Jeigu norit, žiūrėkit toliau, jeigu jau skubat, tai pamatysit rezultatą mano profilyje. Tai dabar žiūrėkite, ką darysiu. Paimsiu tiesiog apačią. Praeisiu su karštais klijais ir klijuosiu prie pagrindo, kadangi noriu, kad mano gėlė jau šiek tiek kvėpuotų ir jo, tai už tokiu būdu jau čia tabaluojasi. Iš tikrųjų galima jau šitoj vietoj, kur yra mano nugara, mano, kaip sakant, užpakaliukas. Priklijuoti jau visai prie pagaliuko, o taip suspausti. Ir gaunasi štai va taip. Ir žiedlapį, kurį mes padarėm prieš tai, 3 žiedlapius, apačią praeinu su karštais klijais ir priklijuoju.
Nu, taip dabar paskirstom, kad 3 žiedlapiai tilptų, būtų gerai 4 jau čia paimti, nes visą laiką kiekvienas, kaip sakant, tas sluoksnis, ratas turi vis po 1 žiedlapį turim pridėti. Jeigu iš pradžių buvo 3 žiedlapiai, paskui 4, 5 ir tada gaunasi graži rožė. Bet kadangi aš šiandien turėjau tik 3 žiedlapius, jokių problemų, viskas gerai, aš tiesiog, kai bus didesni žiedlapiai, aš paimsiu ir, jau čia ta, kur čia trūksta man žiedlapio, aš tiesiog pridėsiu dar vieną didesnį. Ir irgi, jeigu norit, galit šiek tiek duoti tokios erdvės žiedlapiams ir jūsų gėlė bus didesnė, jeigu jūs tiesiog paimsit dar taip iš šonelio, šiek tiek pasuksit. Iš kiekvieną tą šonelį, kurį matote, pasukam jau čia prie pirštų, priklijai mane. Ir tokiu būdu. Taip. Klijai, karšti klijai, biškai čia jau tamposi tie siūliukai. Taip, aš dabar šiek tiek viską sulenksiu, nes man nepatogu ir laikyti jum rodyti ir lenkti. Biškutį per aukštai kamerą padėjau. Taip. Tai viskas, tokiu būdu mes paformuojam visą gėlytę. Tai iš tikrųjų jau reikėtų šitus žiedlapius paformuoti, klijuoti ir gausit didžiulę gėlę. Taip, kadangi aš jums žadėjau pusvalandį, tai mes sustojam ir paskui dar nufilmuosiu reelsą, tai užeikit. Širdučių laukiu, jūsų pagirų, visokių komentarų, dalinkitės ir būtinai sekite, nes mano profilėje daug visko. Tai tarkim, galim palikti, kad ir taip ant pagaliuko galima dar lapukus padaryti, galima paimti floristinę juostą ir čia irgi apsukti su floristinė juosta, galima čia žalios spalvos lapelius pridėti, gali būti tokio dydžio rožė jau, galima taip stipriau paskleisti žiedlapius, arba galima daryti tiek, kiek jūs norit. Kadangi principas būtų tas pats, tik tai, kad dydžiai jau skiriasi, tas užsukimas ir pratempimas visur vienodas ir klijuojam prie pagrindo ir iš čia taip tokiu būdu augs jūsų gėlė. Tai labai malonu, kad šiandien buvote su manim. Jeigu norit ir likti su manim, tai kiekvieną ketvirtadienį stengsiuosi išeiti į eterį 10:30 ir sekite būtinai mano puslapį, tai junkitės į mūsų bendruomenę, kur mes kūrim daug visko gražaus ir štai tokia gėlytė gavosi, kurią aš paskui ten kažkur prikabinsiu. Taip, tai dar greitai pažiūrėsiu, gal kažkokių buvo klausimų. Ir tuomet atsisveikinsiu su jumis. Taip, tai ačiū jums labai už jūsų laikus, matau, kad nemažai čia man prispaudėt. Tai ačiū labai, kas buvot šiandien ir susimatysime su jumis kitą ketvirtadienį, jeigu niekas nepasikeis, visą laiką žiūrėkite stories, aš viską ten skelbiu. Tai ačiū jums už dėmesį ir viso geriausio.